10%. Tokia būsto kainų korekcija rinkai. Paskui pamatėm, kad kainos kilo 2-3%. Ėmėsi į savo rankas šitą projektą. Po 16 000 iš kvadratą. Ir gauni butą be grindų. Tu pats susiklot grindis turi, o Lietuvoje, žinai, ateina, nėra makrobanginės. Kainos kils, kris. Nu, turėtų būti šiek tiek vėjo, bet nedaug, bet gal papūs, bet gal ne taip smarkiai. Kol dar neprasidėjo šis nuostabus video, norėtume paprašyti jūsų mažos paslaugos, paspausti subscribe, paspausti like ir parašyti bent trumpą komentarą. Tai yra mažas paspaudimas jums, o didelė nauda mums ir ačiū jums už jūsų gerumą. Šį sezoną mūsų vienas ištikimas žiūrovas pavadino komentaruose Paulių Raudonosį. Tai Paulius ištesėjo, kaip sakyt, savo šitą tradiciją ir šiandien tapo tikru Rudolfu. Jo, šiandien nosis ne raudona nuo lygų, bet va, turiu vis tiek Rudolfą. Bet Rudolfą pasilikai. Taip. Kalėdiniai papuošimai. Kalėdiniai papuošimai. Šiandien su kalėdinė nuotaika sėdam prie stalo. Tikimės, jūs irgi jau esat po kūčių stalo, nes šitą podcastą paleidžiu. Ne po stalo, bet jau pavalgė kūčių stalą, tai įsijunkit mūsų podcastą, pilnais pilvais pasižiūrėkit, kokiegi buvo šie metai. Šitam būtent epizode mes ir norim apžvelgti buvusius 24 metus iš NT perspektyvos. Truputėlį paprasčiau pašnekėti, kaip šeima susėdusi prie kalėdų stalo. Kokie įvykiai įvyko, kokie projektai galbūt pasileido, nepasileido kažkas. Kokia didžiausia kaina užfiksuota rinkoje. Jo, čia labai irgi pikantiška. Ką tie ekonomistai, ką išnekėjo, ką nusišnekėjo, o ką pataikė. Ir paprognozuoti 2025 metus. Bandysim ir patys kažką paburti, kad po metų galėtumėm pažiūrėti. Bursim ne iš kavos tirščių, ne iš ten tų pagaliukų. Iš mišrainių. O žiūrovai galės vėl komentaruose rašyti, tai brokeriam reikia, kad tik kainos kiltų. Tai šiandien norim padėkoti mūsų laidos rėmėjui, NT skelbimų portalui Realu, ištikimas mūsų partneris, tai pasižymintis puikiu portalu, puikiais vis didėjančių pasiūla skelbimų. Tai pabrausinkit ir per kūčias. Patrasit kokių gerų variantų? Jo. Ne tik tai tas raudonas vienas skelbimo portalas yra, bet dabar yra ir oranžinis. Tai kokie šiais metais įvyko didžiausi sandoriai? Turbūt visiems labai įdomu, kas čia brangiausia nusipirko. Turbūt vėlgi, gal jeigu pradėtume apie butų šnekėti, tai vienareikšmiškai išsiskyrė Paupys. Aukštaičių gatvė, kur buvo net keli. Būtent tik Aukštaičių gatvė. Ir 3 brangiausi būtų pardavimai ir buvo būtent toj gatvė šiais metais ir su tokiom, sakyčiau, kainom tikrai labai labai solidžiom. Visi 3 būtų viršė 2 milijonus. Taip pats brangiausias 2,8 buvo milijono, jisai buvo apie 220 kvadratų. Ten apie 13 000 už kvadratinį metrą kaina. Tikrai labai gražiai įrengtas, nuostabus, su didžiulė terasa, virš 4 metrų aukščio lubas, bet ir kaina, sakyčiau, tokia gana solidi. Taip, kitas parsidavė už 2,45 milijonus eurų, 215 kvadratų, šiek tiek kuklesnė. Kuklesnis jau, žinot, 10 000 kvadratų. Bet man įspūdį padarė trečiasis, pati didžiausia. Jo, jisai suminė kainą mažiausia 2 milijonai tik tais, bet jis yra 120 kvadratų ir jo kaina 16,8. Nežinau, kas mes čia? Jo, Monakas. Žinai, palygim, ar žinai, gyventi Monake ir ten prie Formulės 1 trasos, žinai. Negerai ten triukšmas didelis, ne, čia daug geriau. Čia daug geriau. O čia prie Drujos gatvės, kur irgi mašina. Važinėja, kur fūros ir britvos. Bet psichologinė, man tokia atrodo, žinai, ten buvo ta riba tokia 10 000 eurų už kvadratą. Bet man visada tas toksai su Monaku, ten Paryžių palyginimas, bet paimkim turbūt tokio lygio ir tokį ten penthausinį butą Monake. Nu, ten ne 16 000 bus. Ne, tai aišku, čia. Lyginam vidutinį turbūt butą kažkokiam tais vidutiniam rajone. Monako Pašilaičius su Vilniaus Paupio rajonu. Iš tikrųjų, tai ten būtų labai didelė kaina. Monako negalime lyginti, nes ten labai apskritai koncentruota labai specifinė rinka, kur žmonės NT perka dažnu atveju net ne dėl paties NT, o dėl mokestinių tasme dalykų. Tai
turbūt, reikia pomidorus su pomidorus lyginti bananus su bananais. Teisingai. O ne mandarinų su bulvėm. Jo, bet faktas, kaip sakyti, kad kaina yra didžiulė. Bet jeigu prisiminsim, tarkim, porą metų atgal, rekordus muždavo misionierių sodai. Taip. Ir šiemet ne vieno tokio didesnio iš top 3 sandorių misionieriuose. Šis mažai pardavimų buvo, jie dar gana naujai susikėlė ir matyt, kad daug neparduoda. Tai natūralu, kad jeigu misionieriai būtų koks nors įspūdingas būtas parduotas šiais metais, tikėtina, kad būtų kaina. Bet man atrodo, misionieriai tada nepermušė 16 000. Tai prieš kelis metus. Ką tai rodo? Rodo, kad mes tikrai gyvenam gerai. O šiaip, jeigu kas liečiant butus, tai suminis didžiausias sandoris buvo irgi, man atrodo, 2,8 milijono, turbūt labai panašus su to Aukštaičio Čiurlionio gatvėje, ten tik tai gerokai didesnis, ten jau 460, jo, tiesiog registruotas kaip butas buvo, tai irgi didelis suminis sandoris, o iš namų? Namų rinkoje 24 pradėjom su tokiu wow sandoriu, nes 23 gruodžio ten pačiam paskutiniam dienom buvo parduotas namas Žvėryne Lubienės, už 5 milijonus, jeigu gerai Tai pamenu. 4,8. Vienas iš tiesų net savininkų, ne? Tai čia buvo turbūt vienas iš tų didžiausių sandorių. Techniškai jisai 23 gale, bet ten pradėjom kalbėti apie tai jo 24 pradžiai, o pats brangiausias namas Vilniuje parduotas už 3,5 milijono eurų, Laurų gatvėje 320 kvadratų. Jeigu būtas pats brangiausias ir patys brangiausi, būtai turbūt net ne vienas padarė įspūdį su savo kainą šiais metais, tai namas už 3,5 milijono man taip atrodė visai Laurų gatvėje. Irgi 10,5 tūkstančio eurų už kvadratinį metrą. Namui, aišku, tai yra įspūdinga, bet kaip pagalvai namas ir butas. Tai... Bet šiaip bendrai paėmus turbūt tokių labai rekordinių didelių sandorių neturėjom. Bet gal iš kitos pusės pažvelgus, tų sandorių brangesnių, jų nėra, kad čia koks nors vienas, sakyti, išskirtinis ekskliuzyvas, prasidavė ir viskas. Jų vis tiek, tai šiandien, tai ten, tai atsiranda. Tai... Bet įdomu, kad aš su keliais klientais bendravau, kurie turi pinigų ir kurie norėtų kažko išskirtinio ir brangaus, Vilniaus senamiestį, sako, nėra ką pirkti. Tai bet žmonės pinigų turi. Visada ta problema. Nėra, pinigų yra, nėra. Ar tu turi 100 000, ar tu turi milijoną, ar vis tiek nėra ką pirkti. Tai čia, žinai... Kaip moterim, nėra ką apsirengti. Tai va. Vienodi dalykai. Iš gero gyvenimo viskas. Šiaip bendrai paėmus, jeigu atsuksim laiką į 23 metų galą, 24 pradžią, buvo įvairių, kaip sakyt, spekulacijų, visi mėgsta paprognozuoti, kaip ir mes šiandien darysim. Tai kokios buvo prognozės iš analitikų, iš ekonomistų, iš šiaip galbūt profesorių kokių nors? Aš ką pastebėjau, kad pastaruoju metu prognozuotojai, analitikai labai labai aptakiai prognozuoja viską matyti. Čia kaip, turėtų būti šiek tiek vėjo, bet nedaug, bet gal papūs, bet gal ne taip smarkiai, bet už kampo gali būti smarkiau. Tai gal lis, o gal ir nelis. Čia, žinai, kaip sako, kodėl žydų vaikai visą laiką, orą atspėja, nes vienas sako, kad lis, kitas sako, kad nelis. Bet jeigu rimtai kalbant, man atrodo, kad šitie 24 metai, vieni buvo iš tų nedaugelio, kada jie tokie buvo gana ramus. Jeigu lyginant, pavyzdžiui, ten 20, 21, 22, kur ten 20-ais COVID'as niekas... Ir visi sakė, dabar tai viskas, jau dabar visai rinka sustos, jau viskas, čia nieks nebevyks. Taip, bet, žinai, prieš 20 metus, ką ten prognozijas buvo, tai ten ramus metai, bam, viską kardinaliai pakeitė COVID'as, paskui kokie atrodė 21 karas. Jo, ne, 22 karas, šitą 21 vėlgi kainos labai drastiškai užkilo, nes tas spiruoklės, kaip sakyti, sprogo po covidinė, 22 vėlgi tas karas. Tada vėlgi ten 23 šiokios tokios turbulencijos ir šie metai tokie vėl prognozijų atveju atrodė nuosaikus ir jie tokie buvo tokie... Tai apie tas prognozes galiu pacituoti. Pavyzdžiui, Žygimantas Mauricas viename iš straipsnių Vilnius.lt
Makroekonominiai dėsniai sufleruoja, kai pasiūla viršyje paklausą, kainos turėtų koreguotis. Iki 10% tokia būsto kainų korekcija rinkai esą būtų naudinga, mano Žygimantas Mauricas. O paskui pamatėm, kad kainos kilo 2-3% pagal statistiškai. Bet jisai nesakė, kad kris ar kilas, jisai sakė korekcija. Turėtų būti naudinga. Tai korekcija gali būti, ir pataikė jisai, korekcija į viršų buvo 2-3%, jisai sakė iki 10%. Bet čia vis tiek mes šnekame apie bendrus statistinius skaičius, o jūs patys, kaip jaučiat, ta rinka iš tikrųjų rinkoje kainos kilo, nesikeitė, mažėjo vis tiek kiekvieną kartą prieš pradėdami pardavinėti kažką, darom analizę, kalbam su žmonėm, kokį pajūtimą turit? Aš sakyčiau, bendra prasme, sakyčiau, tokie ramus buvo labai metai, stabilus ir galbūt metų pradžioje galbūt jautėsi tas kainų mažėjimas per dėrybinę pusę, kad buvo vis tiek ta didesnė galbūt pirkėjo pusėje. Dėrybinė gale, o antroji metų pusėje vis tiek galbūt pasijuto tas labiau balansas ir galbūt net kainos ir stabilizavosi ir net gal šiek tiek šoktelė. Tai toks mano pojūtis būtų. Aš turbūt sutikčiau ir kaip matom pagal statistiką, nors techniškai ten kainos 2-3% augo, bet manau tai dalinai lėmė tai, kad centre atsirado brangesnių projektų įsiliejusių į rinką, kas kėlė bendrą, kaip sakyt, sandorių vertę ir gaunasi, žinai, sandoriai senamis ir naujamis į pabrango ten 5%, o žinai, ten kokiuose Pašilaičiuose būtų, žinai, sėdi ten Gabijos gatvės, o pas mane tai pala. Niekas net nepabrango, žinai. Pauliau, jeigu mes į bendrą katilą sumetam visus tos Pašilaičių sandorius, Fabijoniškių ir šituos sandorius, kuriuos minėjom Aukštaičių gatvėj, išsikreipia truputėlį. Tai natūralu, kad tas vidurkis jis labai toks. Nežinau, man atrodo, su ekonominiu segmentu tai netgi gal šiek tiek ir pakrito, nes aš taip jaučiu, kad mes kainas šiai dienai ar ten prieš pusmetį truputį vėlgi mažesnės skaičiavom negu lyginant prieš metus, 1,5 metų. Tai nėra dideli, kaip sakė, skaičiai, bet šiek tiek tos korekcijos yra. O tas vidutinis sektorius turbūt panašiai, tik tai gal, kaip sakyt, vėlgi susinormalizavę ir pardavėjų lūkesčiai, kad jau nebesistengia, kaip sakyti, ten ieškoti ten kažko to, kaip sakyti, briedžio lankoj, realybė. O jeigu tikrai yra motivacija, kaip sakyti, stengiasi. Čia galbūt suveikė į tas ekonominis sektorius dėl to, kad pakilus palūkanoms, ta pasiskolinama suma labai stipriai sumažėjo. Ir tas pirkėjas tapo labai jautrus tai kainai. Ir kai tu perki tą pigiausią rinkoje daiktą, tai tu neištrauksi papildomų tų pinigų. Ir dar jeigu perki savo neinvesticijai, tai tada tikrai tie pinigai labai labai pasidaro visi suskaičiuoti iki paskutinio euro. Bet žinot, čia yra ta aksioma. Ne vienam pirkėjui neįdomu, ko pardavėjas nori, ką jisai ten pirks ateityje ir ne vienam pardavėjui neįdomu, kiek pirkėjas ten kišenį pinigų. Tol, ko vienam ir kitam labai nereikia būtent to sandorio. Nes kai jau labai reikia, tai tada viskas pasidaro įdomu ir kompromisų ieškoti. O kaip jūs galvojate, šiais metais išliko ta pirkėjo rinka ar visgi į metų galą persisveria į pardavėjo rinką? Gal atskiruose segmentuose šiek tiek sveriasi, bet šiaip kol kas dar manau, kad pirkėjai. Tai gal man metų pradžių, gal iki vidurio labiau tas jautėsi, kur toks, žinai, jau tikrai jau ten spaudžia kartais į kampą. Dabar antroji metų pusė, ypač link metų galo, tas truputį mažiau pasijauti. Nes, pavyzdžiui, InReal grupės investicijų ir analizės vadovas Tomas Sovijus Kvainickas teigia Delfi straipsnėje, kad yra tikimybė, jog pirkėjo rinka tęsis ir kitų metų pradžioje. Būtent jis tai pasakė. Tai nesuklydo žmogus turbūt. Ne, tikrai buvo dar ta pirkėjų rinka. Nesunkiai, aišku, čia prognozė, nesunkiai šovė. Jo, žinant, koks Euriboras buvo, visas tas sąlygas aplink, aišku. Tai daug buvo, man atrodo, tų spekulacijų tiek iš pirkėjų, tiek iš pardavėjų pusės apie tą Euriborą, žinai, ten kils, nekils, kris, nekris, jeigu kris, tai kiek kris ir vėlgi tiek
ypač pardavėjai, manau, įsivaizdavo, kad kai tik tai jau ten, kaip sakyt, pirmas tas bus skambutis, kad jau mažinam palūkanas, pirkėjai tiesiog kaip per Black Friday, tas mes supulžinai. Tai būdavo ir klientai, kurių objektus pardavinėjams skambina, ten tik nukrito 2 savaitės praėjo, tai jau atsigavimas pasijuto, jau čia perkas. Pirmas turbūt žingsnis buvo, kai nebekilo Euriboras. Jau nebekilo, jau dabar tikrai pradės krist, tada jau vienas kritimas, kas toliau, laukiam kito. Bet ką čia Paulius ir sako, labai gerai prognozavo LNTPA, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius, kad jisai teigia viename iš interviu, kad pavasarį priimti pozityvūs sprendimai dėl palūkanų mažinimo iškart rezultato neduos. Tikėtina, kad teigiamų pokyčių ant rinką pajus po ketvirčio ar pusmetį. Čia labai svarbu, kad pozityvūs ECB sprendimai suformuotų jau teigiamus gyventojų lūkesčius. Tai čia turbūt... Tai pirmas kritimas kada buvo? Vasara? Taip, birželio mėnesį buvo pirmas. Tai jeigu šnekam apie panašiai ketvirtį pusmetį, tai kas dabar vyksta... Kalėdinių laikotarpių po naujų metų turbūt truputėlį. Tai rodo tos rinkos inertiškumą, kad tenai truputį inertiška, kaip ir kylant Euriborui nestojo staiga pardavimui. Tai... Vienintelį kartą, kada tikrai iškart sustojo, tai buvo, kai prasidėjo COVID-as. Bet tada tai buvo tas toks, kur ties vieną dieną gali nupirkti. Ir karas Ukrainai, kai prasidėjo, irgi toks išsigando. Tai šitie dalykai sustabdo turbūt tą pačią dieną ir labai greitai. O visi kiti... Kalbant apie inertiškumą, blogos naujienos visada greitai tas mes suveikia, o gerom naujienom, kaip sėklom, reikia laiko sudygti. Tai geros naujienos, taip, žmogus pamato, galvoja, ar čia tikrai, dar palaukim, pažiūrėkim, dar viena gera naujiena. Ir paskui po kiek laiko, kaip sakyt, galvoja, kad gal jau ir laikas. O kas dar iš tokių teigiamų sprendimų, tai kad infliacija nuleido garą, būtent 2024 metais buvo suvaldyta ir dabar jinai visiškai normali, ten 2-3 procentų ribose. Ir tikrai, jeigu daug kas dėl infliacijos sakė, kad čia gali būti turbulencija ant rinkoje, tai tikrai to neįvyko. Ir sakyčiau, tas infliacijos valdymas ir ekonomikos Lietuvos taip nesulaužė, kaip galima pasižiūrėti kitas Europos valstybės, ten Vokietijos. Čia turbūt iš viso atskiros laidos reikėtų šitam dalykui ir gilesnių įžvalgų, bet tikrai, pasižiūrėjus bendrą situaciją, nežinau, Skandinavijai, Europoje, mes toksai atrodom kaip toksai izoliuotas inkubatorius. Sėdim savo burbulę visi susėdę laimingi. Po 16 000 kvadratą. Kur, žinai, nes COVID-as stipriai nepalėtė mūsų. Taip. Dabar recesijas. Nors kaimyną turim tokį agresyvų šalia, bet... Jo, ir žinai, nešnekam apie kokią ten, žinai, Portugaliją ir panašiai, bet pasižiūri, žinai, ten Latvijoje, Rygoje, tos visokios perspektyvos, tikrai ten ne kažką, uostas ten užsidaręs, visą kitą. Estijoje, kaip sakyti, krizė, o pas mus? Ne. Vėl Skandinavijai ir valiuta pakritus ir NT kainos truputėlį sumažėjusios, o pas mus? Mes nebent patys problemų prisikūrėm, aš neturėjome ką veikti daugiau. Tai iš tikrųjų, tai tas smagu, iš tikrųjų, kad gyvenam gerai. Kad ekonomikos nesulaužė. Taip. Tai dar vienas iš tokių veiksnių, aišku, mes jau ką paminėjom, tai tikrai ženkliai pradėjo mažėti Euriboras. Tai nuo maksimalaus šių metų pradžioje 4 procentų, jisai dabar yra šiai dienai filmavimo metu 2,63. Čia pusės metų, jeigu fiksuoju. Taip, 6 mėnesių Euriboras. Ir dar vienas dalykas, ne tik Euriboras, bet ir bankų marža sumažėjus yra. Tai tas momentas toks, sakyčiau, išskirtinis, kai ir marža maža, ir Euriboras krenta. Įdomu, kada pradės jau... Bankės yra maržą didinti, ne? Jo. Ir kitų metų viduriui planuoja, kad jisai galėtų būti netgi apie 2,2 arba 2 procentus Euriboras. Ir kristi net iki... Ir iki 1,7 iki 20 metų. Čia jau galima gyventi. Jo, antrą paskolą pasimbutai. Ir vėl investiciniai pirkėjai, vėl tepu atgal į rinką. Jo, ką palėtėjai, šie metai buvo tikrai labai ramus dėl investicinių pirkėjų. Jo. Bet... Jau, žinokit, paskutinį kokį mėnesį labai daug ateina žmonių su savais pinigais, ieškančių investicijai. Aš tai dar kažkaip nepajaučiau. Aš labai daug, žinokit, gal kokį 6 dabar turėjau. Oho. Apie 150 000 pinigų. Aš irgi dabar iš sandorio ką tik tai grįžau, kur būtų patalpas nedidukės, aišku, nebrangės, bet investicijai žmonės nusipirko. Ja, žinokit, tikrai atsiranda, grįžta vėl matyti, tie, kurie turėjo pinigų, laukia to momento, kada jau
čia tos kainos maksimaliai kris, dabar gal ateina suvokimas, kad jos nebekris ir jau jeigu pirkti šiandien. Tai turbūt geras metas dabar yra įsigyti. Jo, nelaukti. Nes buvo tas mano mėgstamas išsireiškimas, žinai, kad sulaikyto kvėpavimo varžybos, kur buvo sandorių apmažėję ir pardavėjai. Kas pirmas pasiduos, ar pardavėjai, ar pirkėjai. Jo, ar pirkėjai pradės pirkti, žinai, ar pardavėjai nuleis kainas. Ir čia iš tikrųjų, nenoriu sakyti, kad čia kažkurie laimėtojai, ar pralaimėtojai, bet manau, kad abi pusės, gal sakykime, kažkiek ir pasiekė, ko norėjo. Kai kas išsimušė tas nuolaidas, bet nebuvo, kad, nežinau, pardavėjai ten panikuotų ar drąsiškai leistų kainas, nes, aišku, ten tam prielaidų nebuvo. Ja. Skirtinais atvejais. Bet kas liečia tos investicinius pirkėjus, tai šiaip analitikai sako, kad tai yra sveikos rinkos požymis, kai yra daugiau perkančių būstų savo negu antrą ar trečią būstą investicijai. Tai rodo tvaresnę tą ekonomiką, kas būtent ir vyko 2024-aisiais. Bet man truputėlį šitas, nežinau, kažkoks, nenoriu sakyti, priešinimas, bet šitas dalykas nelabai patinka, kai vėlgi aš suprantu, kur yra, tarkim, spekulacija, kur ten vėlgi buvo visokius perka, žinai, rezervacijas, paskui perpardavinėja, rezervuoja butus, po to perparduoda net ne butus, o rezervacijas. Tai taip, čia jau labai tokia žemų lygos spekulacija, kaip sakyti, ir viskas, bet žmonės, kurie, nežinau, galvoja apie savo ateitį, apie, tarkim, ten, nežinau, pensiją ir kaip perka tą būtą, nežinau, kaip pensinį fondą, kaip ten vaikų ateičiai, juos kažkaip į panašią, kaip sakyti, lentyną pastato su visokiais perpardavinėtojais, man kažkaip tas, nežinau, nepatinka. O ką jūs galvojate apie nuomos kainas, kaip jos šiais metais vystėsi? Apskritai, manau, kad... Vėlgi, turbūt, jeigu kalbėsim, ar kilo nuomos kainos, ar krito, labai priklauso, su kurio laikotarpiu lyginsim. Nes kai prasidėjo karas, tai buvo į kosmosą sušokę nuomos kainos, kai daug buvo, didžiulis poreikis buvo, paskui jos stabilizavosi, nes daug kas išvažiavo iš Lietuvos, kai kurie liko ir pirko, visko čia turėjom. Dabar vėl kitais metais tas vokiečių Bet kaip šiemet. Jo. Taip kaip analitikė, taip labai aptakiai. Aš iš tų būtų, kiek aš nuomavau, jausmas buvo, kad šiek tiek pakritę nuomos kainos. Jeigu taip reiktų rinktis krito ar kilo, aš sakyčiau krito. Ir aš tai net turiu konkrečių pavyzdžių, žinai, kur nuomavom, žinai, ten prieš 1,5 metų ir kur dabar, žinai, ir tu matai, kad 15% buvo, kur reikėjo koreguoti kainą, tarkim, ir tai taip traškant, braškant, tuo metu, kai buvo brangesnės kainos, nežinau, už 5 nuomininkų rinkaisi, o dabar ten, žinai, žiūri, kad ten tam vienam, kaip sakyti, ar ten 2 išsinuomotų. Man labai geras indikatorius yra ta visiškai ekonominė nuoma, kur ten apie 350-400 eurų vienas kambariukas senas statybai. Nuomininkai klebina, ten, kur anksčiau išnuomoti trukdavo ten kelias valandas, tai dabar reikėjo lukti ar ten net savaitę ar daugiau. Tai iš tikrųjų indikatoriai užnuomom už tą pačią kainą, bet užtruko šiek tiek ilgiau. Tai norinčių eilės nebuvo. Net ir ekonominiam sektoriui, kuris nuomas visada yra pilnas ir reikalauja tenai būstų nuomai, bet ir ten, aš nežinau, gal čia tas suveikia rinkos persisotinimas tų investicinių objektų, vis tiek dalis... Padavė jų rinką, negali sakyti taip. Investuota, nupirktų investicijai, galbūt dalis negrįžo po COVID į tą trumpalaikę nuomą, liko ilgalaikiai nuomoje. Buvo momentas, kai labai daug iš trumpalaikės nuomos atėjo. Jo, bet žinai, taip irgi, negali lyginti, bet palyginkim, žinai, su užsienio, žinai, tarkim, nuomos rinką, aš pasižiūriu, žmonos brolis išvažiavo į Olandiją gyventi, prie Amsterdamo išsinuomavo butą. Kokius ten šaunu, kad pavyko išsinuomoti. Pavyko, tai ten kokius kryžiaus kelius reikėjo eiti ir ten kiek dokumentų pateikti, atrankas kokias praeiti ir gauni butą be grindų. Pats turi susimontuoti. Už 1,5 eurų. Jo, panašiai iš tikrųjų šitą ir tu pats susiklot grindis turi, o Lietuvoje, žinai, ateina,
Nėra makrobanginės. Nėra indaplovės. Arba paprašai, o gal gali jūsų buvęs nuomotojas duoti jums rekomendaciją, ką jūs čia prisigalvoja. Taip, nėra televizoriaus, o ten yra televizorius, tai gal eisim ten, žinai, ir toks, atrodo, dėl smulkių dalykų, žinai, bet tokia aš tą pačią temą paliečiant esu girdėjęs atveju, kai įstoja studentai į kitą šalį, gerą universitetą ir neina mokytis dėl to, kad negavom buto. Ja. Tai čia yra tragedija iš tikrųjų, kokia ten yra. Važiuokite į Lietuvą, visi mokytis, tikrai rasim butų. Dažnai kalba apie užsieniečius, tarkim, Lietuvoje, žinai, kaip dažnai, pavyzdžiui, kreipiasi koks nors nuomininkas iš egzotinės šalies, ten, nežinau, iš ten Afrikos kokių šalių, žinai, ten, ar ten Indijos, ar dar kažkur. Ir savininkai buto sako, o ten jie turės iš ko mokėti, žinai, o jie ten turi darbą. Aš sakau, jiem darbas susiras yra gerokai lengviau, žinai, negu jų butą. Ir bijo jie, tarkim, kurie nuomojasi, labiau butą prarasti negu darbą. Jo, tai pardavimų sektoriai buvo liktais neblogi metai, nuomos sektoriai buvo tokie apystabiliai metai, o komerciniam turte, ką jūs jaučiat, kokie metai buvo? Stabilesni, tai ramesni gal. Stabiliai prasti, man atrodo. Vėlgi mes šnekam, kaip sakyta, su tuo, kuo kažkiek, tarkim, dirbam, tai yra, ten visokios patalpos, patalpėlės ir panašiai, tai nešnekam apie kažkokius ten, nežinau, verslo centrus, jo, tai apie tokias einamus variantus, tai man atrodo, kad pasyviai gana. Aš sakyčiau, turbūt šie metai dar vis neatsigauna po COVID ir po pasikeitusių darbo sąlygų, visi tie administraciniai pastatai ir panašiai. Tikrai jie dar nėra iki galo užsipildę, o jų kaip sakyt, statyba nėra ten vienadienis projektas, planuojama 5 mečiais, tai jau stato, tai man atrodo... Irgi daug yra niuansų, tarkim, apie, pavyzdžiui, centrinę miesto dalį, tarkim, šnekant, atrodo, daug tų visokių patalpų yra, bet kas liečia, ar administracinės, ar prekybos kažkokias patalpas, labai atsirinkinėja klientai, žiūri, ten koks privažiavimas, kur parkavimas, kiek parkavimo vietų, įmanoma, neįmanoma, tarkim, jeigu teko parduotuvė. Čia apie prekybinės kalbėjau? Pavyzdžiui, prekybinės. Matai, ten jų visas verslas ant to pastatytas, ant žmonių srauto, ant patogumo. Exactly, žinai, tai kaip pavyzdys, turėjau centre, ten Basanavičiaus gatvėje, žinai, patalpas ir atrodo, ten labai gera vieta, ten, žinai, netoli, ten Trakų gatvėje, viskas, žinai, bet pavyzdžiui, parduotuvė yra ir tas mes žiūri, žinai, o kaip man dabar klientas privažiuos, o kur į mašiną pasistatys, o ten kaip kurjeris privažiuos, žinai, kaip išsikraut, žinai, kiek ten darbuotojams vietų, žinai. Tai apskritai, tų gerų patalpų centriniai miesto daly arba praeinamai daly, tai man atrodo, jų visada buvo stygius ir jų liks stygius. Čia toks kaip, nežinau, aukso atsargos tu turi, jos visada bus reikalingos ir ten tik tai tos rinkos kainos galbūt padiktos, kokia ten ta nuomos kaina ar pardavimo kaina. Bet čia, žinai, galbūt nešnekė apie, kaip sakyti, jau tas top, žinai, kokia, žinai, patalpa, žinai, visokias, ten, Vokiečių pilies ten gatvės ir panašiai, bet yra tokių, kaip pasakyti, kurios ne ten luxury kažkokios top, bet tokios, geros, žinai. Ir kai dabar kitais metais beros ir vėl Vilniaus savivaldybė brangins parkavimą Vilniaus mieste ir visi centro toliau važiuosi iš Šugamūro visi valgyti, gert kavas ir pasistatyti priešais mašiną. Kokie galbūt įvykiai įvykę šiais metais, irgi top 10 įvykių galim paliesti, kurie kažkiek susiję su nekilnojamu turtu, su Vilniumi, su miesto. Žinai, sprogimais kokiais nors. Žinai, klientų, žiūrovų reikia, žinai, atsiprašyti, žinai, tai nėra kažkokie, žinai, dramatiški tas įvykiai, kai būna, žinai, sukrėtę Lietuvą. Ačiū Dievui, kad jų nebuvo sukrėtus. Ar ten, žinai, kokį nors krepšinio, futbolo, žinai, ten rungtynės, kokios labai ten, tai NT mūsų, kaip tai, sritis ramesnė ir įvykiai. Rami, stabili. Tai ką, pirmas tokių didesnių įvykių Euriboro mažinimas 3 kartus, toks jau tas oficialus palūkanų normas. Tai čia, man atrodo, mes jau apkalbėjom, čia daug neįsiplėsim. Šiaip pajaučiau labai. Pajauti per kišenę. Man gruodžio 1 kaip tik keitėsi, kaip. Žiūri, kad tų pinigų liko kažkaip, ne?
Prieš kalėdas dovanos. Jo, nes keičiasi daugam Lietuvoje, kaip yra tas 6 mėnesių euriboras, tai kas 6 mėnesius persiskaičiuoja ir tada pasijaučia. Tai man tik dabar ir pasijaučia. Nacionalinis stadionas, paminėjai ten futbolo krepšinio varžybas, tai Arvydas Savulis su Haner grupe ėmėsi į savo rankas šitą projektą šiais metais. Čia tokia bomba buvo, turbūt dviguba ir apie tą iššvaistytus pinigus. Ir visą, ir paskui atėjo Bulius. Čia metų pradžioje. Čia tema, kur man futbolas patinka, bet net nesinori ten įsiplėsti. Jau nesinori vilčių dėti. Nei vilčių, nei galvoti. Nesitikėkim, kad pastatys ir jeigu pastatys, kaip džiaugsimės tada, nes jau tiek metų pavargom. Bet tikrai, žinai, kaip sako, statom ir gražius visokius ir kvartalus, ir ir visokius lazerius darom, žinai, ir puslaidininkių gamyklas, aš labai tikiuosi, kad sugebės Lietuva sulibdyti ir vieną futbolo stadioną. Čia tas žvilgsnis galbūt labiau ne į Avulį, ne į Haner turėtų būti, o į tą nuolatinį, kaip sakyti, šlagbaumą, tai yra tas valstybinės institucijas ir tą visą aparatą, kuris ir metų pabaigoje girdėjom didžiulę bombą, kuris stabdė procesus. Tai ir šituo atveju turbūt svarbiausia yra, kad šitoje vietoje procesai, pirkimai ir visokie derinimai eitų sklandžiai. Nes ir ta Teltonikos visa gamykla, tai čia ir ekonominis, kaip sakyti, didžiulis veiksnys ten dėl darbo vietų, kaip sakyti, atlyginimų, bet ir NT sektoriai. Taip, ir NT sektoriai, milžiniškas postumis tam visam, ten nežinau. Poreikis koks turėtų būti. Darbo vietos. Taip, ir galų gale, ir žmonės su gerais atlyginimais dirbs tose įstaigose. Tai ir jie norės gyventi kažkur tais netoli darbo. Jie galės pirkti po 16 000 už kvadratą. Vadovai, galbūt taip. Jo, ir visa ta zona, kaip sakyti, ten visokius Pavilnys, Kalnėnai, ten Skaidiškės, Liepkalnis, Markučiai, visi turbūt norės kažkur šalia gyventi. Aš labai tikiuosi, kad ponas Paukštys su savo to garsiu pranešimu, kaip čia viskas stringa, susprogdino tą bombą tokią, kad dabar bus daug lengviau visiems tos leidimus gauti. Nes čia ne tik jis skundžiasi, čia dabar jau kaip pajudino tą temą, tai ir vystytojai jau šiaip senai šnekėdavo apie tai, kad statybų leidimą gauti gali užtrukti ir 2, ir 3, ir 4 metus. Jo, tai čia galim tą trečią tokį irgi burbulinę naujieną patliesti, kad sprogo tas biurokratinis irgi statybų leidimų išdavime, ten ir Mindaugas Vanagas ten buvo įsijungęs, ir Paukštys vėliau. Jo, irgi sakė, kad visi, šiaip tai iš tikrųjų mes tai daugybę metų girdime apie tai, kad statybų leidimą gauti kartais kažkokio parašo trūksta, nes kažkas bijo tą parašą. Žmogui, kai prie ekrano sėdė, atrodo, tai koks šis skirtumas, žinai. Bet, tarkim, verslininkui, kuris planuojasi. Taip, kuris investuoja, kuris perka sklypą, turi savo, personalo, visą aparatą, kuris turi dirbti, jisai, mūrininkai mūryti turi, projektuotojai projektuoti. Ir tu tikiesi, kad tu po metų bent jau galėsi pradėti statybas, o tu tavo statybos nusikelia dar po 4. Ir ką veikti to laikotarpį, jeigu tu jau suplanavęs buvai. Kosmosas, iš tikrųjų. Bet iš tikrųjų, irgi čia prie tų naujienų, tų pačių, kad statybų leidimų tvarka keitėsi išdavimo, tai dabar yra tokia naujovė, kad statybos leidimus tvirtina su projektiniais pasiūlymais, nereikia to tiek daug dokumentacijos, ten tos detaliaus projekto. Bet vėlgi nušneka, kad dar nebus čia dvigubas darbas. Jo, yra tokių minčių, kad, aišku, šitoje vietoje gal tas pagelbėjimas yra, kad pagal projektinį pasiūlymą truputį lankščiau gali statyti, jau ten, nežinau, metras ten, metras šiandien, galbūt ten tiek daug nelems, bet po to jau kai pridavinėsi, tai tada rengi visą dokumentaciją ir vėl eini. Ir tada turi nuotykių. Pridavimą, jo, tai, kaip sakyti, tas patikrinimas anksčiau vykdavo pradžioj, dabar jisai vyksta ir pradžioj, ir pabaigoj, tai kas neskamba kaip greičiau. Turbūt dar nespėjo tas visas ciklas praeiti, kad susiformuotų tokia praktika, aiški, kaip ten viskas vyks, bet, tikėkimės, ne. Bet turim vilčių, kad kažkas pajudės po tokių garsių pasisakymų. Vilniaus oro uosto išvykimo terminalas buvo pastatytas, kuris 25 metų pradžioje turėtų pradėti jau
priminėti. Kas tikrai yra džiugi žinia, sakyčiau, nes vis tiek. Bendrai Vilniui. Jo, ir pačiam. Ir Vilniui. Ir visai Lietuvai. Ir tikrai ir tų keliaujančių tikėtų. Keliautojų pralaidumas žada, kad padidės dvigubai. Nuo 2400 per valandą iki 4800. Tai iš tikrųjų, tai super iš tikrųjų. Daugiau žmonių, daugiau turistų, daugiau verslininkų atitinkamai, kaip sakyti. Daugiau trumpalaikės nuomas nuomininko. Taip, trumpalaikės nuomos. Viešbučiai tada dažnai ten eina, valgo ir visiems, kaip sakyt, geriau nuo to. Dar vienas sprogimas buvo, tik šį kartą jau ne toks emocinis, o fizinis, tai yra sprogo Viršuliškėse daugiabutis. Čia liūdnesnis. Čia tas tikrasis sprogimas. Jo, tas tikrasis ir ten buvo dujų nuotėkio turbūt priežastis pagrindinė. Jo, liūdnas ten įvykis. Ar pajutot po to, kad, pavyzdžiui, žmonės labiau bijo tų sovietinių namų su dujom? Nepajutėm. Nu va, pažiūrėjau, Trimitų gatvėje, ten, kur sprogo Šnipiškėse paspirtukas bute, nu irgi ten išnešė gerai namą, nu ką, nu, žinai, naujos statybos namas, bet, žinai, čia niekos nesusiję, jeigu, žinai, ten kažkoks gyventojas ar paspirtuką namie kažkokį ten laikė, ar ten dujas atsukęs laikė, ar dar kažką. Bet su ta dujų priežiūros tvarka, manau, kad turėtų kažkokios tvarkos atsirasti, nereiktų laukti 2, 3, nes ten po tos Viršuliškių sprogimo neilgai trukus, ten po mėnesio Panevėžy dar sprogo vienas bendrabutis, irgi nuo dujų. Matyt, tie namai jau jie tokia amžius, kai jau labai didelės priežiūros reikia. Jo, tai ten netgi, man atrodo, ir balionas buvo, man atrodo, Panevėžyje, tai ten iš viso nežinau, kaip ten leidžia balionus į daugiabučius statyti. Tai, nu, man atrodo, kad tie dujiniai turėtų atsirasti kažkokie tai reikalavimai didesni, bet kas džiugu su to Viršuliškių daugiabučiu, kad, nu, nesugriuvo namas, iš tikrųjų, ta tarybinė. Tvirtai blokai suresti. Suresta gerai ir dabar aš mačiau nuotraukas, tai renovavo. Tai visai dailiai atrodo. Žmonės jau turėtų grįžti. Ir balkonus tokius padarė tvarkingesnius, kaip šiuolaikiškam name. Žinai, norit renovacijos, tai... Na jau nešnekėk. Šitą, bet vėlgi, nuo šitų būtų turbūt jų statistiškai daugiausiai perkama ir parduodama. Jų statistiškai labai daug yra. Taip, jų labai daug yra ir tikrai, kaip sakyt, žmonės perka ir tikrai juos dar pirks. Dar vienas iš tokių gerų naujienų, pradėta nacionalinė koncertų salė statyba. Taip. Tai yra tas Taurakalnis, kuris ilgą laiką... Mano mylima vieta. Jo, tavo Taurakalnio perlo kainos pakils. Taip. Ir kol gali. Negaliu. Jo, faina vieta iš tikrųjų. Tikrai vieta ir irgi bus turbūt didžiulis traukos taškas su savo visais renginiais. Ir dabar... Daugiau atskiris turistų ir daugiau nueis į koncertą. Nes pralaidumas bus oro uosto daug didesnis. Bet kas įdomu su šitą statybą, aš skaičiau, kad prieigos pačio pastato, ten, nežinau, parkelis, visa kita bus sutvarkyti dar, man atrodo, iki kitų metų pabaigos. Aš mačiau vakar važiuodama laiptai dabar gražėja. Jo, tai... Jau pasivažiuot anksčiau galės. Gal net ir anksčiau, nei iki kitų metų pabaigos, bijau pameluoti, bet esmė ta, kad pirmiau sutvarkys aplinką, o vėliau prasidės statyba. Tai labai gerai, o reiškia, nebus to baisaus vaizdo iki pat pabaigos, kaip dažniausiai daro. Taip, viskas atrodo liūdnai. Kaip namas stato, žinai, visą laiką svarbu, žinai, pardavimų, kad ta aplinka gražiai atrodytų tvarkingai, o paskui ten tą namą dasibaigia, o ne, žinai, namas gražus, o ten aplinkui. Aišku, statybininkas pasakytų, kad čia sunku, čia brangi tokia statyba, neišeis tai padaryti, čia reiks pastolius pastatyti, reiks ekskavatoriui privažiuoti. Vėlgi šitie koncertų rūmai, jie bus tokia, tikrai labai centriniai miesto daly, tai šaunuoliai, kad iš karto sutvarko aplinką ir kad yra graži vieta. Bet Vilniui atsiras ir rimtesnis inžinerinis statinys negu koncertų rūmai, tai pagaliau žymusis Tarandės viadukas. O Dieve, čia tai jau turbūt tie, kas gyvena Tarandėje, toj miesto pusėje jau to viaduko laukia 20 metų. Kas negirdėjo ir apie Tarandės viaduką, kurį jau tuoj. Man įdomu, kiek buvo straipsnių tų, kad jau statom viskas. Aš kadangi ten negyvenu, tai miesto pusė man nebuvo tai aktualu, bet kai aš pradėjau šitą veiklą, taip prieš 13 metų, jau tada šnekėjau, jau tikrai labai greitai, jau čia viskas numatyta, čia jau bus tas apvažiavimas. Bet kas negyvena Tarandėje, ar kas ne iš Vilniaus, tai informacija tiesiog ten tu važiuoji į Tarandę, išvažiuoji iš Vilniaus į autostradą ir tada turi daryti visiškai tokį kilpos posūkį, išvažiuojant į kitą pusę autostrados ir nesusidaužti su atvažiuojančiais priekį. Geriau būtų sėkmingai padaryta kilpa. Jo, bet per piko
piko metu, ten baisu, labai daug ir mašinų, ir eismas didžiulis, ir Šiaip paliečiant tą pačią Tarandę, nežinau, kada paskutinį kartą buvo, bet ten ta Tarandės centrinė gatvė dabar visa remontuojasi, visa išrausta, ten ir komunikacijas keičia, ir gatvė bus platinama su dviračių takais, su apšvietimais. Tai... Žodžiu, turėsim dar vieną fainą rajoną, kuris bus atgimęs. Jo, nes Tarandė, ta pagrindinė gatvė tokia buvo niūroka, tokia tuščia, be šaligatvių, o srautas visai nemažas. Tai... Dar padarys tą tunelį ir tai Tarandėj bus gera gyventi. Dar viena iš tokių statybų pasikeitimų tvarkų, tai yra sodų bendrijose, tai mes čia visai nesenai prieš porą podcastų minėjom jau šitus dalykus. Kad jau nepasistatysit 8 kvadratų namo be projekto, dabar jau tik tai 50. Sodo namo. Sodo namo. Šiaip namas bet kokia atveju reikės. Namas. Tai jau dabar, žinai, tikrai jau, kaip sakytas, iki 5 kvadratų, jau tikrai jau toks, jau sodo reikmėms, kaip sakyt, namukas. Tikras sodo namas. Kastuvam laikyti ir grebliukam. Ja. Na ir dar viena iš tokių liūdnesnių paskutinių naujienų, tai lėktuvas nukrito Liepkalnio rajone, netoli gyvenamo namo, netgi kliudė vieną gyvenamą namą. Tai ką, jau Liepkalnį Markučiuose kainos mažėja? Tai aš norėjau paliesti šitą temą. Markučiuose turbūt ir paupy bus nebe po 16, po 14 tūkstančių už kvadratų. Ir Salininkai, ir Markučiai. Tai bet Salininkai šiaip nebuvo niekada brangus rajonas, bet lėktuvai skrenda virš Antakalnio, Markučių, Užupio, šiek tiek Paupio kabina šitą vietą. Bet reikia žiūrėti, kur yra ta nusileidimo trasa. Sakai, kildamas jau net tikrai nenukris. Ne, tai ir kyla ir leidžiasi pro tą pačią pusę kartais. Tai. Jo. Tai abidvi pusės ir nuo Salininkų pusės ir nuo to. Bet čia tiesiog, žinai, Dievo pirštas. Kaip sakai, ne, gal čia galbūt labiau pajokavimai dėl tų NT kainų, turbūt, kad tikrai čia neįtakos. Aišku, galbūt dabar, kas ten, aš mačiau vieną mūsų kolegę parduoda visai netoli, Lilija parduoda butuką, tai, ten, kur yra tie oranžinis tas pastatas, tai kitoje gatvės pusėje. Tai ten turėjo viskas kaip ant delno. Tai nežinau, kaip ten dabar vakarais policijos automobiliai stovi apšviesta. Daug žurnalistų. Ja, tai visai gal įdomu. Tai turbūt, kad nepalies čia tų stipriai kainų, bet man tik tai klausimas, kad nesugalvotų valdžia apie iškeldinimą Vilniaus oro uosto, nes tokių irgi girdėjau gandų, kad čia per daug terminalą. Čia ne ilgalaikis projektas turbūt būtų, ne 3 metų perspektyvai, bet tokių buvo... Nesulauksime tų vaikų. Buvo tokių spekulacijų, tik tai tiek. Ne, gal dar ne. Ne, mūsų amželį dar. Čia dar vieną prie įstatyminių dalykų praleidai, kad pasikeitė nekilnojamo turto klasifikavimas. O ką tai reiškia į žmonių kalbą išvertus? Ten reiktų iš tikrųjų matininkų daugiau dar pasigilinti, nes čia viskas labai šviežia, tik tai ką aš pamačiau, kad šiaip yra kaip butas gyvenamosios paskirties. Labai daug buvo vienu metu pristatyta poilsio patalpos ir jos taip ir vadinosi, kad poilsio patalpos. O perki kaip butą ir gyveni kaip bute ir bankai jas finansuodavo ir viskas buvo gerai. Dabar tos visos, kurios buvo pavadinta poilsio patalpos, patapo viešojo poilsio patalpos. Viešojo. Netgi pasižiūrėjom, kur turim šeimos tą turtą Šventoji, tai yra viešojo poilsio patalpos pasidarė. Tai viešoje vietoje gyvena dabar. Tai man taip dabar klausimas. Galėtų dabar atvažiuoti pailsėti, neatsiklausęs. Bet kada raktus paliksiu duryse, patalį nepasikeisit, viskas bus paruošta, jeigu tai yra viešoje. Bet man kitas klausimas, viešoje vietoje gerti negalima. Tai galima ten vyno taurį įsipilti savo namuose, ar ne? Aperolių balkonė galima išgerti, ar ne? Ar jau čia balkonė tikrai ne? Balkonė tikrai ne, bet ir pačiam bute negali, nes tai yra viešojo poilsio. Bet irgi čia turbūt visiškai naujiena, su matininkais dar pasikalbėsim daugiau, ką jie čia sumastė, kas čia atsitiko, kas čia į ką pakeitė ir kokią įtaką tai turės, ar tai mokesčiam galbūt kažkokia turės. Padidės, ar čia pamažės? Tai čia visiškai mistika. Ar vertas persiskaičiuos? Jo, tai matysim iš tikrųjų, čia visiškai šviežia. Ir apskritai, kam tas pakeitimas, ta prasme, poilsio ir viešojo poilsio, koks tai yra skirtumas? Bet poilsio tokios nebeliko? Ar liko ir to, kas yra atsirado? Seniems sakė, lyg tai nebeliko, dabar tik naujai registruojamėm, kažkaip bus kažkokios poilsio, tai sakau, dar daug taip viskas labai daug neiškumų, bet kai pamačiau tą užrašą viešojo poilsio, tai tas toks viešojo. Tai. Kokie projektai pasileido, kurie buvo patvirtinti, kas iš tokių... Projektai? Projektai.
Tai vienas iš tokių turbūt jau irgi linksniuotų mūsų šitose podcastuose, tai dar nugrup tie launagiai, kurie buvo irgi jau patvirtinti. Bet dar nepradėta. Ne, bet jau informaciją pradedam gauti. Tai jo, bet jau projektiniai pasiūlymai rengiami. Nu, tai irgi dar vienas žymus projektas Algirdo 3. Šitiek metų statytas ir slėptos kainos. Visą laiką buvo, visi važiavo, matėm pro šalį ir visada. Šiaip dažniausiai vystytojai pradeda pardavinėti arba statybų pradžio, arba kažkurie statybų momentų, o čia jie pradėjo visus pardavimus tik po to, kai pilnai pabaigė, beveik pilnai. Tai mačiau jau ir kainas šiek tiek, tai ir 8, ir 10, ir 11. Ilgai brandintas tas projektas ir kainos matosi, kad subrendo. Jo, tai pribrendo, taip žaidžia. Jo, tai jeigu ten 8 ir 10 tūkstančių už kvadratą dalinės apdailos. Taip, tai aišku, vieta, aš čia šitą vietą. Tai jeigu mes čia kalbėjom apie rekordinius Aukštaičių gatvį po 10-12 tūkstančių. Tai gerai rengus. Tai čia mūsų gali rekordas. Arba už tiek neparduos. O kaip jūs vertinat Algirdo 3? Ar tai yra jau top vieta? Kaip tai, kodėl tokios kainos? Man tai ne. Ne, kad ir kaip man patinka šita vieta, bet tai... Bet ta labai gera, tikrai brangi, bet tai nėra top vieta. Yra tikrai geresnių vietų. Tai rekordai ten, mano akimis neturėtų būti. Ja. Bet, kaip sakom, kainas nustato pirkėjai. Jie perka arba neperka. Tai dar vienas iš tokių darnų grupų projektų patvirtintų, tai yra Sakai, kitoje Revingio po Neries pusėje atsirasantis kvartalas, kuris irgi visai spūdingas turėtų būti. Jaučiu, bus per vidurį upę, iš vienos pusės Revingis, iš kitos pusės Sakai. Du grandai susitiks ir pasistatys tiltelį, kad būtų toks per vidurį. Ir jaučiu, kad šitas bus visai sėkmingas. Bus labai turėtų, man vieta tai labai. Ir Revingis, kaip manot, ar padės, ar taps kaip konkurentas, ar labiau kaip partneris šitai vietai Sakams? Ne, tai matai, Revingis jau daug pastatyta, jau yra apgyvendinta. Tai čia... Aš turiu meni, kad Revingis turbūt gal šitos vietos tą populiarumą šiek tiek jau kilstelėjo, tai Sakam bus lengviau atsidaryti. Aišku, Revingis turi visai Vingio parką. Upė abu turės, bet Revingis, manau, toks buvo pirmas žingsnis ir dabar matom, kad ten tikrai labai faina vieta, tai Sakam turėtų padėti Revingio išbaigimas. O tas tiltas, tai aš manau, dėl Vingio parko. Tiesiog, kad pasiekiamumas. Bet to nereiktų tiesiai per aplinkui. Bet ten pėsčiųjų tiltas bus ar mašinų tiltas, kaip negirdėjau? Neįsivaizduoju. Bet manau, kad žinai, gal Sakam šitam projektui lūkesčiai yra gerokai mažesnė negu Revingiui. Kodėl? Žinai, tai visą laiką buvo tas toks, žinai, Revingis, čia, žinai, čia Maxima stato, čia, žinai, prie Vingio parko, o čia, taip, nenors... Ta gal Neries pusė tokia, netokia populiari? Jo, nes jie turi Vingio parko. O čia taip jie ramiau ateina, bet kadangi Darnų Group stato tą kvartalinę statybą... Ir pastatė tą Aukštaičių gatvę. Taip. Su šitam kosminiam kainom, tai tikėtina, kad ir čia bus gerai. Jo, aš mačiau, kad kainas jam paleido, tai, Yra į ką pažiūrėti? Yra. Kur akis paganyti. Žygimantų 12, dar vienas toksai projektas irgi pasileido. Iš senesnių. Jo, jis labai graži vieta, tai čia visiškai šalia Gedimino pilies. Tai žalio tilto. Jo, tai irgi daug metų apie tą projektą kalbėta, jau aš atsimenu, planus mačiau turbūt kokiais 17-18 metais. Tai vat kiek metų praėjo, dabar pradėjo statyti jau, tai... Vėl turbūt tie biurokratiniai aparatai, visokių leidimų derinimai. Visko ten buvo. Vėlgi senamiestis, kultūros paveldo teritorija, tai čia natūralu, kad... Bet ką dabar vieną, kitą, trečią apžiūrėjom, tokie turėtų būti brangus visi projektai. Tai vėl, sakysim, kainos kyla. Bet apie tas brangumą paliečiant, tai jeigu ten užsitęsė nuo 2017, kaip sakyti, ta procedūra, tai gal tos irgi išbrangino patį tą projektą, tas ilgas laukimas. Nes jau tie vystytojai, ta prasme, kainuoja ir tas sklypai yra išlaikyti, ir tos visos procedūros. Ir medžiagos visos, ir technologiškai. Ir medžiagų skaičiavimai visai kiti. Ir tos kainos už tai tokios ir susirpsta į 8,000 už kvadratą. Ir pagalvok, žinai, kiek tų daug projektų yra pačiam senamiesty, pačiam centre, kur visiškai, tarkim, ten naujas namas. Ir upę turi, ir Gedimino pilį šalia turi, viską. Tai tikrai tų netiek daug. Čia galbūt ne projektas, o tokia jau miesto dalis Vilniaus Venecija. Irgi
tokių gandų ir ne tik gandų jau čia. Tai architektų svarstymai, kad šita Vilniaus dalis, Vilkpėdė vadinama dabar, kad irgi turėtų atgimti, nes dabar dar daug labai pramoninių pastatų ten yra. Tai... Čia turbūt, kad paaiškinti žiūrovai, tai yra nuo Lazdynų tilto į Kauno pusę, kaip pavadinkim. Tai žiūrėk, dabar tie mūsų aptarti projektai ir Revingis, sakai, papultų į Vilkpėdės zoną. Tai vad būtent, kadangi ten yra upė, taip. Tai tokia mintis buvo pavadinta Venecija, tai matysim, ar čia iš tikrųjų. Ir mūsų seniau aptarinėtas, tarkim, Vilkpėdės Šilo, tarkim, projektas, kur sakydavom, kad, ten yra ten niuansų, kaip sakyti, tam projektą, bet šiaip ten, kai esi vietoj, tu smagiai jautiesi, nes apsuptas miško, geras vaizdas, va dabar pas draugus svečiuose buvau aną savaitę ir pas juos viršutinis aukštas 6 vaizdas į visą miestą, tame matosi, labai faina. Ir jeigu prasivalysi ant tą pramoninę zoną, užsistatys, kaip sakyti, ten kvartalinės. Senamiestis netoli, visas naujamiestis. Realiai naudojasi naujamiesčio privalumai, žinai. Visi labai arti centro, arti upės. Ir turi aplinkelį šalia. Važiavimas aplinkelį patogus. Prisimenu, gal 3-4 metų konferencija, kur dalyvavo tuometinis Vilniaus miesto vyro architektas Kalnis ir sakė, bent jau garažą nusipirkit Vilkpėdį, pamatysit tikrai, kad bus gera investicija. Žinai. Bet jau senai čia buvo. Nusipirkai? Ne. Jo, plys. Tau duoda patarimus pratingus. Taip, ir nepasinaudoji. Pereikim prie 2025 metų. Kas laukia? Prognozių. Kas laukia? Kas buvo, papasakojom, kas bus dabar. Taip. Čia kaip pas burtininkė kokie. Paburkim dabar. Ar kainos kils? Ai, per kučiasgi burtai būna kažkokie ten. Jaunas merginos burdavęs ir ištekės ir ne. Tai va, ir pabursim ir mes į priekį. Tai ką jūs galvojat? Kainos kils, kris? Kiek procentų? Jeigu tai... Kils. Aš manau, kad truputėlį drastiškai nebus, bet kadangi sąlygos... Kaip Mauricas ten sakė, iki 10% iki 10% būtų naudinga rinkai. Ar sakyčiau, kils 5%? Kadangi tikrai daug naujų brangių projektų yra rinkoje, tai tikrai bendra ta visų vidurkinta kaina jinai turėtų kilt. Ar pavieniuose segmentuose, ar ten atskiruose rajonuose, Pašilaičiai ir taip toliau kils kažkiek, manau, kad taip. Pajūrį vis dar tikiu Lietuvos. Čia gal kita ta tokia prognozė, kad gal vėl truputėlį nurims tos kalbos apie turtą, nežinau, Ispanijoje, turtą ten kažkur. Kiprė ir taip toliau. Jau šiaurės Kiprė. Nenurims, nes vis tiek lyginsimės Vilniaus kainas su Ispanijos kainomis. Lyginsim. Kils kainas dar labiau lygins. Lyginsim, bet šiais metais, praeitais metais, užpraeitais, buvo daug to, žinai, kad, tai ten reikia pirkti, žinai, ten, nežinau, ne Pajūry, o reikia pirkti ten Marbėjoje ar ten šiaurės Kiprė, nes čia vėlgi ir saugumas ir panašiai, bet viskas eina ciklais. Kažkada buvo, kaip sakyta, Ispanijam bangos, po to vėlgi visokių COVID-ai įvyko, suprato, kad, kaip sakytas, užrakintas ir iki Pajūrio, jeigu gali nuvažiuoti, tai labai labai smagu, žinai, po to vėlgi karas, vėl nestabilumas, tada vėl, kaip sakyti, ir manau, kad dabar vėl ateis ta bangelė, kur... Visai gerai. Aš irgi sutinku su jumis pilnai, kad turbūt, kad kainos koreguosis į viršų, galbūt tiek daug, kaip Paulius, nebūčiau linkęs sakyti, ten 5% ar daugiau, bet turbūt iki 5% tikrai tokio nuosaikaus kilimo galima. Tai tu čia taip labai abstrakčiai pasakai, žinai, aš konkretų skaičių pasakau, iki 5%. Tai žinai, kad mes kitais metais aptarinėsim, tai sinorės būti tas jeigu 5 bus, tai žinai. Gerai, aš tada sakau 3,5% dar va taip, lygiau. Įdomu, kaip išskaičiuosim. Tai va, tai aš manau, kad nes visi ekonominiai rodikliai yra geri, tai va, būtent tas nekilnojamo turto kainas įtakojantis, ten tie pagrindiniai 4 drambliai, tai kas yra infliacija, palūkanos, tai yra skolinimasis, tai sąlygos gerėja, atlyginimai didėja, demografija nemažėja ir pirkėjų lūkesčiai, tas 4, kas irgi pagal apklausas gerėja, tas pirkėjų nusiteikimas dėl ekonomikos tolimesnės Lietuvos. Dar nepamiršim, kad jaunimas Lietuvoje yra laimingiausias, o kai laimingiausias, tai ir pirks.
Taip. Svarbu, kad ir darbštus darbuotojų jaunimas, kad ir išsidirbtų. Kad neteitų sotumo jausmas, žinai. Bankų maržos tikėtina, kad irgi turėtų koreguotis į viršų, aš manau, ta prasme, kalbu apie bankų tą dalį, dėl to, kad jeigu Riboras kris, bankai tikrai sureaguos. Tai... Bet aišku, mano prognozija kitiem metam, kad ateis revoliutas į būsto. Tai čia neprognozija, čia jau aišku. Aš norėjau kaip tik sakyti, revoliuto ateimas Revoliuto ateimas galbūt šiek tiek stabdys. Pasakysi bankų maržą, kokia bus kitais metais. Gal nori spėt, kas nors? Nu, vat įdomu šitą, nes prasidės nuo vasario 1. Bandykim. Nuo vasario 1 įsigaliot kitas įstatymas dėl paskolų refinansavimo. Tai... neturėtų labai didėti. Nemanau, jo. Manau, kad tarpusavį konkuruos bankai ir gal kažkiek truputėlį dės. Aišku, dabar jau nukritę palyginus stipriai, jeigu jau dabar po vieną ten 4. 1,35, 1,4. Aš manau, kad perlips 1,5 bus. Bet tai plius minus, bet tikrai nebegrįšim prie 2,2 ir 2,7. Turbūt, kad taip greitai nes ir Euriboras turbūt, kad liks apie... Rinka yra inertiška, nepamirškime. Čia, žinai, kai prisimenu irgi, tokie buvo klientai iš Baltarusijos ir sandorio metu, žinai, kažkaip išėjo kalba apie tas maržas, žinai, ir kad čia lietuviai dūsauja, žinai, ten paskola ten 1,35 ir čia 1,45 simti, žinai. Pas musai ten, žinai, 8 ten, žinai. Ir tiesiog kokie drastiški tas mes skirtumai pas mus čia, žinai, ar 1,35 ar 1,5 pakilt, žinai. Bet šiaip yra dar vienas veiksnys, kuris gali šiek tiek įtakoti kainas į neigiamą pusę, tai yra vis garsiau kalbama apie mokesčių reformą. Ir tai gali paliesti, vis einama labiau į tą progresyviškumą tų mokesčių, kad apmokestinti jo. Ir kadangi valdžia dabar labai daug pažadų išdalino, kaip jau visiems čia bus gerai ir kiek išdalins papildomai pinigų, tai juos reiks iš kažko surinkti. Manau, kad nekilnojamo turto įstatymė bus pasikeitimų, spėčiau taip, galbūt nebus ta, kaip buvo praėjusios valdžios, ten pririšimas prie medianų, kiekvieno rajono, pirmas turtas neapmokestintas, antras apmokestintas, ten sudėtinga ganėtinai sistema, aš manau, kad dabartinė valdžia galbūt labiau ryšis prie dabartinės tos ribos mokestinės vertės. Matys, jeigu per pirmus porą metų padarys, tai padarys, jeigu nepadarys, po to viskas vėl ateis rinkimai. Vėl lauks kitų rinkimų, bet jeigu tokie pakeitimai kaip dabar, kur sakiau, kad tie viešosios poilsio paskirties, tai bet čia, kad nebūtų irgi ko nors paskui pakišta, kad gali... vertės mokestinės staiga pakels. Ne, pririši prie paskirties. Neatsirado. Pririši prie paskirties kitos, jeigu iki šios dienos dar nemokėjai, o nuo šios dienos reikia mokėti pagal kažkokią paskirtį, tai čia irgi gali būti. Matysim iš tikrųjų. Nedavinėk čia užuomenų įstatymų kuriejas. Nesufleruok, ne? Nesufleruok. Žmonės pirks, žmonės parduos ir, gyvenimas nesustos. Kainas kils. Turbūt. Žmonės tuoksis, skirsis, gimdys vaikus. Reikės būsto. Jo, tiesiog, ko norėtųsi, sakau, palinkėti, kad viskas eitų ramia vaga, nes tikrai turbūt, sutiksit, niekam nereikia kažkokių drastiškų, tasme, pokyčių. Nei kainų prasme, nei sandorių prasme, tiesiog, kaip sakyt, kuo daugiau stabilumo, kuo daugiau prognozavimo, kaip sakyt, prognozuotumo, tasme, rinkos tuo, manau, visiems geriau tiek pirkėjams, tiek pardavėjams, tiek vystytojams, tiek ir brokeriams. Toks jausmas norėjai pasakyti, palinkėkime vieni kitiems ramybės patirtis. Tai kad jau tokia nata smagia kalėdiška, tu jau pradėjai šitą pokalbį, o kokias kalėdas yra be dovanų iš tikrųjų. Aš esu iš tikrųjų jums, kolegos, paruošęs po dovanėlę tokią nedidelę. O štai. Tai užklupo mus. Rožinės bus Patricijai, o Pauliui bus geltonas. Tai mes pasigaminam tokius pirmuosius merčius, matot iš reakcijų, kad kolegos net nežinojo. Fainai, Ir iš tikrųjų pagaminam jų daugiau ir gal mes padovanokim kokius 3 ir mūsų žiūrovams. Drąsiai. Ką jam reikėtų, nežinau, parašyti komentare, galbūt kažkokį tai, bet galim parodyti irgi žiūrovom, kokį, arba rožinį galima. Čia tik įpakavimas skiriasi, kokį gauto. Tai ką reikia padaryti? Ar palinkėjimą parašyti, ar tiesiog parašyti noriu ir mes atrinksim 3. Nežinau, noriu parašyti, tarkim, kokios temos 2025 norėtume, kad aptartume. Jo,
Iš tikrųjų. Iš tikrųjų, temų, jeigu... Parašykit, noriu 2 taškis ir tada temą, kokią norėtumėt, kad aptartumėm. 3 įdomiausias, galbūt 3 originaliausias temas apdovanosim šitais mūsų ženkleliais, aš čia nepaminėjau, tai yra įsaktukai į, nežinau, į kuprinę, maišelį, į švarką galima su mūsų NT Begrimo logotipo. Galit, jeigu eisit būsto rinktis pas mus arba pas kolegas, bus lengvesnės dėrybos tada. Jo, ir kitas brokeris jau matys, kad čia pirkėjai edukuoti yra, jau žiūrėję laidas greičiausiai. Tai palaukit, mes toliau kursim, kaip suprantu, ar ne? Aišku, kursim. Čia žiūrovai nežino, bet pradžiai jie mane, kai kalbėjo, prisijungti prie šitų podcastų, tai aš įsivaizdavau, kad čia bus kelios laidos. 1, 2, 3. Įsivėlė jau, Patricija. O štai jau 19. Tai... Jau 5000 žmonių laukia tavo gražaus balso kiekvieną antradienio vakarą. Kas antrą? Jo, kas antrą. Ačiū turbūt, kaip sakyt, kad mus žiūrit, nes jeigu nežiūrėtume, tai turbūt jau užsikaltume langus, o žiūrit, tai turbūt... Tai mus veda į priekį ir tikrai kitą sezoną nesustosim, darysim, kursim jum turinį įdomų, naudingą. Gražių jums švenčių, ja. Gerų naujų metų, gerų pirkinių, gerų teisingų sprendimų. Eikit prie kalėdinio stalo, jeigu žiūrit per kalėdas, jeigu žiūrit po kalėdų, tai eikit sportuoti. Bet kokia atveju, tegul kitais metais išsipildo visos jūsų nekilnojamo turto svajonės, jeigu tokį turit. Taip, tai linkim jo sutikti šventės šiltai, namuose ir kitais metais jaukiai, ramiai susitikti gerų metų. Ačiū. Iki, gerų švenčių.